Prasidėjus naujiems mokslo metams, tęsiamas Ganza Lizingo saugaus eismo projektas Eismo klasė. Šį rugsėjį ir spalį instruktorių komanda su specialiai rengtu automobiliu lankys mūsų šalies mokyklas, o moksleiviai turės galimybę ne tik išgirsti apie saugų eismą, bet ir dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose. Eismo klasės pamokėlėje vaikams demonstruojami staigaus stabdymo ir manevravimo ypatumai, akcentuojama saugos diržų svarba, vaizdžiai aiškinama, kaip išvengti pavojų kelyje. Man labai patiko varžybos. Man su stabdžiais mašinų, kad kai stabdė, nežinojau, kad iki taip toli galima nuslysti. Kaip mums sakė, kaip reikia pereiti gatvę. Kada klausime, ką mums sakė, reikėjo ką nors atspėti. Geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartą išgirsti. Ir čia ne tik pamatyti galėjo vaikai, bet ir išbandyti. Todėl aš galvoju, kad tokios pamokos reikalingos. Ir ypatingai gerai, kad tokias pamokas parengia ir veda žmonės ne iš mokyklos, o galbūt nepažįstami svetimi, tai yra žymiai įdomiau. Prieš 3 metus startavusi eismo klasė jau aplankė virš 420 šalies mokyklų ir apmokė daugiau negu 10 000 moksleivių. O šiemet Vidaus reikalų ministerijos buvo įvertinta kaip geriausias 2007 metų prevencinis projektas.